apdovanojimus tenisininkus nuo praėjusio sezono techninių sporto šakų atstovus, nuo šiol pagerbs ir Lietuvos sveikus. Algirdas Brazauskas įteikė Lietuvos prezidento taurę Olimpinio komiteto prezidentui Artūrui Poviliūnui ir paprašė jo vardu šeštadienį Palangoje vyksiančioje šventėje Sveikata dvasios pergalė apdovanoti vieną iš 45 mūsų šalies sveikuolių klubų. Šūdžiusių daugiausiai savo sveikatą kūrenčių žmonių. Algirdas Brazauskas apsiskundęs, jog šiandien ryte bėgioti per sniego pusnis buvo itin sunku, labai apgailestavo, jog pats negalės dalyvauti šventėje.